Sporto mokyklos futbolo manieže vyko seniorų salės futbolo turnyras Daumantų taurei laimėti ir Nevėžio futbolo klubo 50 metų jubiliejui paminėti. Dalyvavo komandos iš Jonavos, Ukmergės, Telšių, Utenos, Panevėžio ir vietos Nevėžio senjorai. Tai jau 7 metus iš eilės mes organizuojam tokį Daumantų tradicinį turnyrą, Daumantų taurei laimėti, kuris mūsų pagrindinis rėmėjas yra Daumantai, sakykim. Ir 7 metai iš eilės vyksta jisai, ir komandos jau eilę metų nusistovėjo tos pačios, nekeičiamės labai pakeičiam prie sistemos, varžybų vykdymo. Varžybos vyks vieno rato sistema, kelinukas 20 minučių ir, visos komandos žais su visom ir pagal taškų, surinktų, kaip sakant, kas daugiausia, tas ir pirmi, ir vietos įsidalins. Kaip kėdainiečiai pasiruošė? Šiaip ruošiamės visą žiemą, labai neturėjome jokių ten, didelių pertraukų, nieko, treniravomės ir šitam būtent maniežį treniravomės ir kitoj salėje, tai tau pasiruošę normaliai esame turnyrai. O kaip komanda pavyko sukomplektuoti? Šiaip problemos nėra, iš tikrųjų žmonių yra nemažai tikrai komandai ir, renkasi nori, kadangi čia nėra daug, negali žaisti 4-5, vartininkas 5 žaidė, tai tikrai žmonių yra pakankamai, kad žaidimui užtenka tikrai ir nori renkasi. Varžybose geriausiai sekėsi ekrano seniorų futbolininkams, kadangi kaip ir pernai, taip ir šiemet jie iškovojo pirmąją vietą. Antri liko Jonavos Klevo, mūsų komanda tenkinosi 4. vieta. Specialiais prizais bei rėmėjų dovanomis buvo apdovanoti geriausias turnyro žaidėjas Vijūnas Vasiliauskas, Nevėžio geriausias žaidėjas Arūnas Kolojanskas. Klubo pirmininkas Robertas Šinkas labai dėkojo generaliniam turnyro rėmėjui, uždarai akciniai bendrovei Vesiga ir jos direktoriui Sauliui Grinkevičiui. Taip pat kultūros ir sporto skyriaus vadovui Gediminui Misiui, futbolo klubo Nevėžis vadovui Sauliui Skibiniauskui. Kai visada gegužės pradžioje nusimato sezonas, tai komandų sunku sakyti, kas būna, nes būna metai praeina ir pasikeičia gal kažkas, dėl finansinių gal dalykų, nes reikia rėmėjų, reikia kelionės, transportas reikalingas ir reikalingi šiek tiek tokie dideli pinigai. Tai buvo pernai 7, tai gal tiek ir bus. O ruošiamės irgi, ko gero kitą savaitę gal išeisime jau į lauką, kaip sakant, ant dirbtinos aikštės sąlygos leidžia, tai pradėsim ruoštis tenai, baigsim turnyrų salės, prasidės lauko čempionatas. Vėlgi, eilę metų dalyvavom Lietuvos Aukštaitijos zonos čempionate seniorų ir, prasidės, bijau sakyti dar tiksliai laiko, nes apie gegužės mėnesį dar nėra tvarkaraščio, kadangi pas mus nėra taip labai kaip jau kitų komandų, personaliai, kad iš anksto labai ten būna apie gegužės mėnesį, jau mes žinom, kada pradėsim, balandžio 2 pusėje kažkur.